Sveiki atvykę į Kretą. Pradedam oficialiai savo 7 dienų kelionę. Šį kartą esam Retimno mieste ir bandysim aplankyti visą vakarinę salos pusę. Jo, aišku, įkišk va galvą. Nu, suvalgėdint visus kadrus. Pabraidėm, vanduo ledinis. Patiko irgi. Papasako, ką nors. Dabar aš ilsiuosi, sėdžiu ant akmens, užsimojusiau bašutės ir pamačiau urvą. Visiems patiko. Tikrai verta. Apie 1 kilometrą atstumas nuo parkingo ateiti ir užmerkt kojas. Galima ir išsimalti, jeigu labai nori. Dabar mes važiuosim, pirmą užlipsim ir važiuosim į Palmių giraitę. Taip? Atvažiavom į Prevelį beach. Palmių kažkokią giraitę ir paplūdimys. Pažiūrėsim, kaip čia atrodys. Kol kas reikia nueiti nuo uolos žemyn, nes mes čia aukštai esam. Ką čia turi? Rankoj. Kastuvą. Radai kastuvą iš Palmės. Nusileidom nuo to kalno ir dabar esam čia. Ieškom vietelės ir eisim maudytis. Mes kaip ne pirmą kartą būdami jau žinom, kad pirmiausia reikia nusipirkti skeitį su tuo įsukimu. Bet užtat neturim vandens batų. Neturim batų jo, kur būtų labai gerai čia ant akmenuoto paplūdimio. Bet skeitis 10 balų už 10 eurų kartu su tuo nepakeičiamas dalykas. Grįžom iš paplūdimio į Retimną, valgom papigiai gyros. Vienas sakė, kad nealkanas ir neįmė. Jo, šitas nealkanas. Sveiki atvykę į antrosios dienos Kretoje pradžią. Šiandien važiuojam į Elafonisi paplūdimį. Labai negilus toks gražus paplūdimys, rožinis smėlis. Rožinis, Jurgutis net sako. Kelias 2,5 valandos, tai biški čia minusiukas. Nu, bet gal kaip nors parodysim, kaip čia mums seksis nuvažiuoti. Ir turi keleivį Jurgį. Labą dieną, Jurgi. Labas. Visiškai tamsia vieta einam, reikia prožektorių turėti. Jis nieko nematyti. Iš karto išeinam ant saulės ir karšta. Ten urve buvo labai gerai, labai malonu. Man atrodo apie 25 šiandien, tai pakankamai dar ne karšta, bet saulytė gerai kepina.
Reikia nuo parkingo paeiti apie 800 metrų, kad atsidurti ten. Nu kaip, šilta ar šalta? Šalta ir šilta, irgi sako. Bandysim perbrist į ten vėjuotą. Įsikūrėm savo stovyklą. Jurgis jau dirba darbus, laiko veltui nešvaisto. Įrankiai nupirkti, statybos vyksta. Parodysim vėliau, koks bus progresas. Parodysim, kaip gal nuplūs mūsų skeitai. Irgi Martynai. Nu, ką papasakos irgi. Dabar mes prie šilto vandens. Aš maudausi, guliu tam vandenį. Dabar užsinešiu pagalių, kad galėsiu padaryti žvalgybinį strovą. Biškį dar pabūsim ir žinok, važiuosim namo. Žinau. Nes toli važiuot. O jau yra 4:30. Mes grįšim jau bus vakaras. Gerai. Einu Eik dar. žvalgybinę duot. strovą statyti. Šiaip visai greitai čia einasi. Nežinau tik tai, ar tenais užlip paprastai. Jeigu eis, gal ir užlipsiu. Visai karšta. Reikia užlipti iki čia. Nežinau, ar čia bus užlipimas normalus ar ne. Atrodo labai gražiai. Atėjau iš kažkur ten. Dar kažkas yra ten kitoj pusėje, bet aš per šitą augmeniją basas tikrai nenueis. Nu, vietelė tikrai įspūdinga. Ten suoliukai dar yra, gali atsisėst ir žiūrėti jūrą. Wow. Bet dabar reikia man pareiti visą kelią iki ten. Mūsų mašina kažkur ten aukštai. Oi, nu ką. Keliaujam. Labai daug kažkokių spygliuotų prikritę, bet nusprendžiau ateiti iki čia pažiūrėti. Čia graikiška aišku ir aš nežinau, kas čia parašyta. Galit komentaruose išversti man. O čia kažkokia koplytėlė. Aha. Gerai, šutinam atgal. Jurgis dirba. Nėra kada. Miks jisai mašina. Dar žinok, pareit mums reikia iki perbrist per vandenį. Aha. Dabar mes eisim į žygį, ieškoti tarpeklio nuotykių. Atvažiavom į Mylos Gorge. Tik nelabai žinom, kur čia įėjimas. Nes parkingas lyg čia, pirmai bandėm čia per miestelį dar pravažiuot. Parodysiu. Kas yra? Čia viskas smildi. Jurgi viskas smirdi. Žodžiu, parodysiu, kokiam gatvelėm bandėm pravažiuot, bet atrodo labai stinga. O, labai gerai. Pamačiau dar, ką būčiau palikęs. Akinius. Gerai, einam.
Irgi ploja, nes priėjom pabaigą. Nu irgi sėsk. Persikelt į kitą pusę. O, viskas, dabar čia sėsim ir žinokit, aš eisiu, mane iš čia pasims tik su helikopteriu. Pasirūpina katinas, kad būtų švaru. Atvykom prie vienintelio ežero Kretoje. Gėlo vandens ežero. Lake Kūnas. Kūnas? Kažkaip. Pažiūrėsim, paplaukiosim. Nežinau. Gal vėžlį pamatysim, nors rašo, kad juos tik ryte galima pamatyti. Einam žiūrėti, kas čia gero. Šiaip visas dienas temperatūra panaši, bet kažkaip šiandien atrodo, kad ypatingai svilina karštis, o rytoj rodo yellow warning for heat. Stalaužį irgi norėjo su jais, man atrodo. Plaukėm valandėlę, matėm vėžlių daug, matėm paukščiukų, matėm žuvų ir matėm gyvatę, nespėjau nufilmuoti, bet plaukiančią gyvatę matėm, labai įdomu. Žodžiu, gyvūnijos ežeras pilnas, rekomenduoju. Atvykom į Argyropolį Waterfalls. Tai gražiai atrodo, čia turėtų būti kažkur pasivaikščiojimų vietų. Mėginsim kažką rasti. Ir paskui į pliažą. Lipom ir užlipom į miestelį. Planas numeris 1 – ieškoti ledų. Ne, negalėtum, čia ne mūsų, kažkieno. Ar norėtum, kad pas mus į kiemą ateitų kažkas ir braškės tavo nuskintų? Ne, nu tai va. Dabar mes esam vidury kelio. Tėtis matė be uodegos driežą, pametęs uodegą. Aš suvalgiau tokį ledą, kažkokį ten, nežinau, kažkokį braskinį. Matėm katiną, matėm piktūną katiną, matėm užmigusį katiną. Aš priliečiau nosytę, ožytės, ir late. Dar paskui susitiksim.